kai dabar pagalvoju, tai tos misijos kaip ir nebuvę. Nežinau, atsimenu, buvau, bet tai greitai tas laikas viskas suvalgo, visas žaizdas užgydo, aišku, ta kasdienybė, įpratau dabar. Įpratau vėl tie darbai, šeimyniniai visi dalykai, bet tai, nežinau, ar čia dėl to, ne dėl to nesuprantu, kažko su žmonėm nebesutaria. Kaip blogiausiais laikais, ta prasme, nežinau, dėl mažiausių smulkmenų. Skandalai, ten nesimušam, bet tai kažkaip, nežinau, nei man nesmagu, nei nesmagu ir atrodo pasišnekam, atrodo, bandom, tvarkysimės su tai savo jausmais dar kažko, bet vėl kažką padaro, nesąmonį, tai nežinau. Nežinau, nusibodo man iš tikrųjų, nusibodo ta kasdienybė žiauriai. Ji pati sako, net, nežinau, taip darė supras, kad vos negeriau gyveno, kai aš ten buvau. Užsiraukiau, bet iš tikrųjų tai man pačiam ten gal net ir ramiau buvo. Aišku, yra ten tų dalykų, užduočių krūvos, bet tai tu jas pasidarei, rami galva, viskas tau, čipt išsijungi, eini, sportuoji, dar kažką darai. Kelios valandos, bet jos mano, o čia pastoju, ta prasme, mažas lips, dar kažkas, nežinau. Kažkaip tos smulkmenos mane labai jau žerzino. Aš jau netyliu, nebesakau, nebesiaiškinu, ta prasme, kas čia, ką greičiau nusiramina. Nes kažką pasakysi, tai vėl užsiveda pusę dienos. Gal iš tikrųjų kita misija, bet tai tam pagalvoju, vėl visas pasiruošimas, visas reikalikų krūva. Su tuo remontu užsiknisau aš juodai. Galvojau, parsivešiu pinigėlių, pagyvensim viską. Minusė sėdžiu, ką dabar su mašina? Ką su mašina daryti dabar? Galvojau, pasikeisiu. Nežinau, bet tai vėl palikti šeimą, tada visai blogai bus. Dabar jau nesusitvarkom. Gal ne. Atsimenu, prieš misiją buvo per paruošimą psichologai, kažką šnekėjo apie tą, būtent po misinį laikotarpį, kažkaip ten sakė, tolerancijos laiko, vienas kitam skirti erdvės, kažkas tokio. Gal iš tikrųjų, ta prasme, gal tas sunkus laikotarpis gal praeis, ta prasme, nėra taip blogai viskas iš tikrųjų. Su vaikais tai iš tikrųjų gerai sutari, su mažim tai visai fainai, vos ne chebra. Bijojau, aišku, kaip jisai ten reaguos, bet tik pirmą vakarą baidės, tetė ir bėga. O biški ne taip įsivaizdavo tą tetę per kompą, bet nieko. Ir su dukra, ta prasme, mokslus biški prigrėbiau, ten pasimokom, tai kažkoks toksai, kažkokią naudą ir aš galiu duoti šeiminai, ne tik jie patys, kad susitvarko visą. Aišku, tie nesutarimai, tai mane jau žiodai užkniso, bet tai gal reikia dar laiko. Vis tiek, ta šeimina yra vis dėlto svarbiausia. Reikia gal bandyti, kažką gal ir pačiam truputėlį, gal pasikalbėti su žmona pabandyti. Jo, kaip ir nebuvo tos misijos, atrodo visai, vėl ta kasdienybė, pinigai išgaravo labai greitai. Nežinau, bet iš tikrųjų labiausiai tai tie konfliktai su to maniškiu. Eina savo, bet kažkokius smulkmenų, pykstamės, nežinau, kažkokie nesąmonė. Aš nesuprantu, kažkaip tai vieną kartą tą pykčio priepuolį sako, ir vaiką gal pasąmonės, tai ką čia reikia. Tai jisai taip paskui aišku žiauriai gailėjausi, kad tai pasakiau, bet tai ką dabar, nežinau, kažkaip, šis kažkokius man rimtai pasikeitęs, pradėjau vairuoti žiauriai neatsargiai, viršė greitį, aš vieną kartą sakau, žinai ką brangusis, stabdai mašiną ir aš lipu. Tai taip sustos, sako, kas atsitiko, sako, tu pažiūrėk, kokiu tu greičiu važiuoji, sako, tai aš greit važiuoju. Pasirodo, net nepastebėdavo. Dabar sako, žinai ką, jeigu matysi, kad pradedu greit važiuoti, tu man sakyk. Jau dabar pradėjau sakyti, lyg apsitvarkiau, kažkaip pradėjau pats kontroliuoti, kas čia vyksta su juo. Iš tikrųjų, tai išvežiu mažiau jau kalba apie tą misiją, jau nebe taip ten ištisai nekas vakar man ten pasakojo, jau tie žigurėliai akise mažiau dega, kaip prisimena, jau pas Jonas Petras rečiau paskambina, taip jau žiūriu, kad jis grįžta į tą šeimą jau labiau negu ten su tais saviškiais iš tos misijos. Kažkaip tai su vaikais tai žiauriai geri draugai pasidarė. Su dukra tai apskritai
pradėjo net pamokas daryti vakarai, žiūriu, ta dukra pasitempė, o su mažyliu tai apskritai kiekvieną savaitgalį kažkur eina. Tai čia jau jų laikas, tai žvejybą jį pasiema, tai pasivaikščiot kur nors. Žodžiu, jau dabar viskas, draugai neišskiriami tikrai, jau labai ten viskas gerai su jais. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi, nes pradėjo daugiau laiko su draugais praleisti. Tiek nepraleisdavo iki misijos. Dabar kažkaip lyg tai vertina, kažkas čia yra jau geriau. Pati tai žiauriai džiaugiuosi, kad yra, ačiū Dievui, tos Penelopės. Nors tam forume galiu pasirašinėti ir pamatau, kad iš tikrųjų ir kitos karių šeimos panašiai gyvena, kaip ir mes. Panašios tos pačios problemos, aš nežinau, kaip viena nuo kitos nusirašom. Tai kažkaip taip lengva pasidaro ir paskui dar galvoju, o, žiūrėk, aš galiu patarti tom, kur tik dabar išleidinėja vyrus, pirmą kartą į misiją. Tai aš jau galvoju, o, aš jau esu patyrus, tai tokia naudinga jaučiuosi. Man galvoju, kažkur save galiu padėti ir kažkam dar patarimą duoti. Bet šiaip galvoju, nu iš tikrųjų tą misiją, kaip pasakyti, jinai pakeitė šiek tiek ir vyrą, ir mane, bet taip jaučiu, kad abu tikrai kaip ir ūgtelėjom, kaip ir brandesnis jis man atrodo, nors ir ten sakau, tų konfliktų aišku yra, bet nu, vat, jaučiu, kad vis tiek tie santykiai vis tiek tvirtesni, net ir kaip pykstamės, jie tvirtėja. Ir vat, vieną kartą jis taip kažkaip sako, žinai, gal sako, rimtai mane antrą misiją užsirašyti. Aš taip iš pradžių galvoju, ne, tikrai ne, kad visų galvoju, nu, bet palauk, įveikėm šitą sunkumą, nu dabar visi kartu, nu bet ką galim įveikti.